Sveiki atvykę į Apulis Piliakalnį šventę. Tai tu jau jumis supažintinsiu, kas čia vykst. Apsieisam aplinkves šventę, parodys daugmaž, kas čia iš tikro vykst. Tai visko renk pagrindė Skauda rajono savivaldybė, kultūros muziejus. Tai kas esat iš Skauda arba iš čia Žemaitijos, įdomitės biškėlį istorijai, tai tas videkas kaip tik jum, jeigu dar nepaspaudėt laiką, iškart paspaudžiant laiką ir liekam vizit. Kaip matot, biškėlį ir žmonių neminės, nes Krusdelins, tai labai puikiai. Turim visokių amatininkų, metalo, visokių medžių, dirbinių, gintariukai, visokiai kalviai. Šitas drožinėje visko. Šitas visokiai metaliuką papušalą. Labai fainė, kad žmonės tradicišką senovės aprangą apsirengiai. Šitas turim da visokių šarvų. Šitas karda viskiai. Smagiai. Tai vėliau vyks ir inscenizuoti mūšiai, kovos vieni prieš kitus. Tai tikrai pafilmuosam, pabūsam iki pat pabaigos greičiausiai. Tai dabar tik taip apsivaikščiojom, pavyzdėsam, tai galėt nepraleisti. Džiavien šitas. Tai visokie įrankiai, kovos, karda, kalavijevskiai, kirvė. Visokių palapinėlių pristatyta. Visa smagiai, visokiai jaukia aplinka. Šitas nežinau, čia audinį galbūt kažkokį dar, kažkur mes net nežinau, kaip tas vadinas. Bet smagiai. Gruo muzikėlį gyvų, tai copyrightų bent jau negausim. Šitas irgi visokie rankdarbė metaliuką. Ot. Nežinau, kaip garsas, nes esu užsidėjęs kailiuką. Pasimokiau iš klaidų, laukiu būnant. Tai da biškėlį apsieinam. Eisam pasibūti. Pavyzdėsam jau neužilg turėtum visokiai mūšę prasidėti. Šitas visokiai dirbinė. Ta vot, kaip matot, va tokis takelis. Visai neblogs renginiulis, tai varysam greičiausia kalvelis. Atsigolsam, atsisėsam, užkandžiausiam, palaksom, kol atės mūšę. Tai tikrai pafilmausim. Nu, tu ir geriau negu 3, tiksliau blogiau negu 3, bet geriau negu 1. Plačias ons išmaitins ir jūsų Apulį apgins. Taip, mes pasikovojam ir pradėtų ončių medžioklį. Mūsų, būkit šaunuolę, pasitraukam, kad mūsų nenukirstų, sumaišys. Iš žmonės tai šašlyks nebloks išeis. Pradeda medžioklė! Nu, komentarą nereikia. Mes visi draugiški, perėmsma iš riterį kietą. Gerai pasitraukam. Dar žinok, su vietėm šerns. Įsivaizduokim, kad tas maišas šerns bus. Tai dabar riteris Raidenis, onč medžioklį, nu onč, negerai pasakiau, pylių medžioklį, parodys, kaip vykst. Tarp kitką, Raidenis jo und Eržila ir Eržils yra elitinis žemaitoks. Opa, aha. Nu, Ašvinis Aidis kovose dalyvavęs,
On smėgt. O, kliuvo šernų. Žinokit, jau kepsmo kepsnį vakarienėje. Nes tirpsta iš bado. Šernas mėgsta jį pasikavoti. Ir pričina tokį, kad atvažiuot netgi pas mums į kaimą. Per sprondą, per galvą ir vėl per... Kostiumso apsaugotojas tai yra toksai, nelabai, pirmasis sezonas jam yra ir tai nėra kažin kelintas jam turnyras, apie žvėrio kovą tai nėra, galiu pasakyti, net nežinau. Kai toks šalmas yra uždengiantis veidą, tai gali ir savo kūną nepažinti. Po šarvus, po šerikus, tokį po šarvų keletas plokštelių yra rasta į tokius sakai, kad dušių regionai tai yra savas šarvas, jeigu datuoti 13 amžiaus. Mažas skydas yra minusas. Dėl to vikinginio laikotarpio daugumas skydų yra labai plataus diametro ir dabar matosi netgi mažas skydas prasileidžia žmogus, oponentas tiesiog apgauna. Bet kova labai manevringa ir matot kalavijo privalumus, kada tikrai riešo pagalba gali sukti kaip giliurkas kalavijas. Kovotojai matosi abu patyrė, nedaro bereikalingų pasakymų, gali iš šono pasirodyti tokia, bet matosi, kad tyriamoji. Per kitko, kirvių kovotojas, ginkluotas, matote, kirvių laiko netgi ne per vidurį, o arčiau geležnės ir jisai bando susirinkti taškus. Sutaškuoti tą manevringumą išnaudoti. Kirvis šitoje situacijoje pagelbėtų, kad jis turi tą pautuojantį smūgį. Vieno pataikymo kovos, kaip matot, jos yra daugiau apie manevrą. Pirmas suėjimas yra toksai tyriamasis, pažiūrėsim gal iš antro. Antra kova jau žvalgyba baigėsi, agresyvesnė. Kaip matot, komandos subirėjo į atskirus vienetus ir atskiros celės dar bando išgyventi. Kol pakviesiu aš teisėjus, kurie skaičiuos, esmė yra iš mūsų... Tai vat, kaip matot, visai neblogs festivalis. O aš jau trauk numiai, reikia vis tiek sudėtinti viskų, tai
Ką vis laikėlį. Dėkui, kad vizijot. Susimatysim kitą kartą.